Ketvirta mūsų diena, mūsų mobilis, važiuojam iki šios įmonės ofisą ir mums pažadėta, kad mums pakeis šitą automobilį į ilgesnėm kelionėm skirtą automobilį. Tai pakuojamės, gyvenam čia, ties centras biškį remontuojam. Ir turim sinešti iki 10, nes ta aikštelė P2 reiškia, kad sekmadienį iki 10 ir nemokama, paskui nepigiai. Tai pakuojamės. Nu va, atvažiavom iki vietos, aikštelė yra šitos įmonės. Ir mes tą pastatėm ir davė mums dabar raktus duod, viską ir persikeliam. O čia pats yra šeimininkas šičia, nu. Tai va, ir... Nu, matai, viskas atrodo, persikeliam. Bandysi čia įlyst. Atsargiai. Opa. Oi, nepralindau. Biškertį sustojau. Tai va, čia man parodė, kaip atsilanksta sėdynės, kaip viskas užsidaro, ten susidėjom čimodansį galą, persimetė maistą, o čia ir toksai šaldytuvas, man parodė. Labai daug telpa. Pilnas, bet ten labai daug telpa. Nu viskas, va, tai pridėjo mums, va, vandenauks, indai, puodai, dar liepia privažiuoti prie ofisą, privažiuosim, dar sakė, įdės mums visokių ten daiktų. Ir tai va, priekį. Ja, čia. Nu, nežinau, neteko vairuoti man tokią daiktą. Tikėkimės, kad aš jį suvairuosiu. Nu, kaip ir anas turėtų būti viskas. Tai biški didesnis ir biški ilgesnis. Bet gražus numeriai, klausykit. Tu, gražus numeriai. Jūs šį specialiai padarėte, kaip lietuviams? Super. Super. Nu va, tu tokia aikštelė. Ten dar turi tų žalių visokių. Labai taškas, mašina didelė. Važiuojam 90, bet aš jau bijau važiuoti, nes tiesiog iš rankų vairą plešia. Jo man net nejauku. Neapgarsmamės? Jo mažinam greitį. Mažinam greitį, mes ten neskubam. Baisu net. Bet tas būdą patraukia, kaip jis. Tai dabar suprantat, kodėl duris reikia laikyti, nes čia išlupti jas gali. Jo, grožio nesimato. Jo, viskas va. Debesis paslėpia. Gal mes išvažiuosim iš jų, ar ne? Gal? Čia, pavyzdžiui, labai kalnas didelis, bet visas debesys. Norėčiau 5 bėgį jums, bet... Tau langą reikia pasivalyti, matai? Ne, visas gerai. O 5 bėgis, čia dar ir 6 jau, bet aš jau 6 nepavažiuosiu. O, čia matai kalnų slidinėjimas, va čia. Mama, tu durelės išliks. Kažkur čia pučia. Čia jų reklama. Traukti prie nesimatys. Ne reklama, čia kad nelėkti. Dalykumo, va čia tai į Lietuvą panašu. Aha, va čia yra ir kiaulpienė, net mačiau yra. Ir plukė mačiau yra. Normali lietuviška. Gal lietuviai čia užvežė. Charakterį formuoja. Ir dabar tiesiog tai va, važiuojam ir... Kaip tu ten skartis, nevadinė? O, tėtis, kartais vadinatės. Mes už 400 metrų bus va čia tokie namukai. Stojimas. Už 400, toliau ten patas, kur ten laiptukais reikės nulipti. Wow.
toks. Kodėl čia neužgala ausis? Kur padaryti. Važiavom 80 km, darom pirmą sustojimą. Šalčiau. Noriu pažiūrėti žemės. Kas šį per žemę? Čia žinai kaip gauna? Čia... Ne, žinai kas čia yra? Čia yra smulkio liena su perpūvusia žolė ir gaunas toksai žvyriukas su juodžeme. Wow. Ir va kažkas dar užauga. Dabar noriu. Karosas, karpis. Jeigu tu kavosis, tai čia tai daryti. Negali užkabinti, nes griūn žmogų traukia. Iš tą sietą, Dieve, tu man. Kriukas, Ne, man aš susidėjo tas žmogus, tu negali išsilaikyti. To atsiklausi. Vai, užkabinu. Jie šitą pagavo, kiek mačiau, va šitą jie pagavo. Kas čia tokie? Lašišas, lašišas. Salmon arba sea trout. Upėtakis ir lašišas. Labai greitai, nu, bet čia privati teritorija. Kaklė neiššaukė tik tais. Visai ir pasigaudė žuvė. Pasivaikščiojam, filmuojam ir einam link savo limobilę. Patika vairuoti, viskas gerai, bet nepatika kalnuose. Belenkai nepatika, nes mašina didelė, vėjas puč
tašką, barankų reikia laikyti stipriai. Nepatiko tos momentas. Dabar gerai apačioj, kai nelyg, kai neapač, jau geriau. Sėsim vairą. Norėjau droną ištraukti. Klaida, nepaeis. Bet man žiūrėkit žemę. Ne žvirbliukas, kažkoks paukščiukas. Neatskris, sakyt, šitai žvirbliai. Niekas nekomentuos, ką čia. Bet iš principo, tai tik tos, kad vat keliai tokie. Yra ir tokių offroadų, kuriais reikia važiuoti iki Krioklio. O, dar atvažiuoja kažkas. Dabar tai bus. Kad prasilenksim. Va dabar aišku, Mirksi. kodėl žmonės yra kategorijos City, yra kategorijos 4x4, minivanai, karavanai. Žiūrint, kokią tu pasirink kelią, jeigu tu pasirink tokį offroadą, tai nelabai tink karavans. Kas yra mažutės? Va čia būdu. Sasiskas, kas yra? Čia yra jau vaikai offroad. Mes su karavanu offroadinai pats geriausias pasirinkimas. Tėja, tiksliai šokoladas yra kažkur ant viršaus, kažkurioj tačiai. Tėja, kažkur iš kažkurių tačių ant viršaus yra šokoladas. Paragaujam. Tai jis pamajavo saviškiams. Paragaujam islandiško šokolado. Visi supranta, visi yra suvažiavę, visi yra tam pačiam hype. Visi tas pačiuose paieškose, ką atrasti dar galima, o atrasti galim daug. Aha, tikrai daug. Ir toks vyksta medžioklė, žinai, lapių medžioklė, žinai. Aš sakiau, šokoladas yra toks normalus kaip šokoladas. Va, kaip juodžiams. Yra juodžiams.
Leonas prie krioklio. Tikriausiai, kad droną vėl neteks išsitraukti, nes gaunas taip, kad neįs belentos. Kaip dysat? Taip aukštai prie jo. Vaikai, kaip manot, ar aukštai tenai yra? Pagal žmonės, pažiūrėkite ten, kur eina žmonės. Tokie žmogeliukai, va ten prie fotokrioklį ir... Aš tikiuosi, kad niekas nenupultų. Pažiūrėsim, jeigu nesaugu, tai nesaugu. Na. Ką jūs grįžtat gal? Kija, stok čia. Stok čia, sakau. Atsisuk. Ne taip šonu, ne taip kaip darėjai. Rankose gal. Gerai, gerai, su tėčiu už rankos. Čia, žinok, aš truk, gerai laiko. Batai. Gerai laiko batai. O čia geriau eina. Tavo batai geri laiko. Taip, tu norėjai ką? Na, bėgt noriu, reikia eiti. Reikia atsargiai eiti. Mes ten neisim, gerai? Ten neisim, ne, nereikia. Palauk, čia sto kapišoną dedam. Mamos laukiam. Skambus vanduo. Man, I told you I was coming, baby. Reikia labai greitai prabėgti. Reikės labai greit praeiti. Eisim, eik, einam. Bet greitai einam. Davai, greitai, dabar. Palauk. Kur mama? Mama. Varyk!
pasipūtam, kad kojas neišsirtų. Pamiršom. A mes pasipūtam nuo skysčio. Pasipūtam nuo skysčio. Kad protinga padaryti, kad guma padėta. Labai protinga, čia yra guma. Ne plasmasė guma. Ne metalas, guma. Labai geras dalykas, nes aš bijau. Protinga, jo paslystumėm, čia belenkai. Bet vanduo skanus, skanus vanduo labai. Labai skanus. Na. Kur, tai nesakykit, kad... Geriau nereikia. Nu kameros svarba, nežinau, kas čia gavas. Filmavo kas ar ne. Tai čia viskas šlapia, kiauras. Gerai laiko telefonas, normaliai. Žiūrėk, tenai galim darai. Tėta, gal nieko nenufilmavai? Gal ir nieko. Tave tikrai nufilmavau, pijau. Kas baisiausia, ta mašina. Jau, saulutėlė. Geras. Ko tu čia lipi dabar? Va, čia gerai. Bet ką, sausainių chrūsti? Mes, vienu žodžiu, aš nufilmuos biškį iš lauką. Mes važiavam, tiesiog nėra, net jokia pointa. Radom va tokią va skylę. Perlipam tvorą ir užėjom. Parodys, kaip perlipam paskui tvorą. Nu, einam pabiškį. Avytėm trenkt, tai gal jos čia gyvena? Jo, čia rimtai gyvena. Čia avytėm trenkt, čia tos avytės kol nors gyveno, mes įlindam į jų tvartą gal. Ne, bet lempas padėtos, tai gal čia turistams galim. Kojų neišsisukit. O, čia nerealiai. Wow. It's a bit scary. O, bet čia avytės gyvena, čia jų kvaps. Jaučiasi avyčių kvaps. Pažiūrėk, kur galim išlypti. Čia gyvena vikingai, jūs va taupijau. Lipkit kas 4, ten galite išlipti. Nufilmuok, imk kamerą. Aš nufilmuosiu. Aš čia neužlipsiu. Užlipsi? Aš tau padėsiu. I did it. Čia nebuvo dabar. Pažiūrėkit, kas ten viršui.
Ten jų kamera. O, tie, tu šviesk. O mes jo, čia jie mėgodavo. Lipu, ja ką nelipsiu, labai ekstremalu. Čia galima iš jūsų lipti? Žiūrėk, ten dar skilė kažkokia. Vaikti savo. Gerai, man matyti terminas. Lauk jau, lauk vėl nelipti čia. Įdomu, kiek metų šitoms lentoms. Jau gerai, filmuojam. Lauk, aš pagal spėjau. Negalsiu tikriausiai spragdomės, man nieka čia. Tik šiaip jų. Aš paimsiu tas galvas, augam galvas. Aš nulipsiu. Aš nulipsi? Nulipsiu. O, bet čia reikės gyvenam, čia reikės gyvenam. Nu, tai čia... Gal mama gyvena? Ne, čia šienuko pridėta, tai aišku, kad gyvena. Bet tai protingai jo šiesų krenta, pažiūrėk. Čia, ai, ne, čia mėšlą gali šeimininkas surinkti. Parašyta, kur, davai parodyti. Kas parašyta? Please do not touch restaurant. Kažkaip restaurant. Tai gal tu rastum, čia mes iš mūsų ne kažką? Resta. Reikės paklausti mamos, ką reiškia Gal resta. rastų šitą Ai, nežinau. Resta, tai tree būtų rasta. Bet šitą nufotografuokit ir pažiūrėsim. Aš žinau, kaip nufotografuoti. A, čia gal pakapeiką reikia mes. Neturi nieko, dabar jokio eurą kaip tik. Soriukas? Ne, neturim nieko. Nei lietuviško euro. Nu, iš kur tu kaip šaunus suširinom? Ko šiaip ir, čia ko šiaip ir. Va, čia ir privati valda negalima, tai kuidžiukai kaip eina. Man laukt mašinai nėja, gaila, kad nėja, mes jai parodysim video. Tai žiūrim naują pointą, kur važiuosim. Va, tai mano nesąmonės trysyti. Už langą audra. Žinau, kad šitam kempingė, sakė, yra dar 3 lėktuvių mašinas. Yra, sakė, galite susipažinti, nes jis mato pagal GPS, žinai, kad... Tai va, tai... Taip, kam čia prikrovė vaiką, aš jums mes... Ne, čia dėk, va čia. Aš pasakysiu, kad... Gerai. Aš pareguliuosiu. Gerai, tu pareguliuok. Žinau, kad man šitą sakė išvyniot reikės, jie prisipač patys. Šitos mums davė. Patalinę duoda naują, sakau, gal čia tik man taip tokį išskirtinė, sakė, visi gauna naujas patalinės, nes jiems ir per brangus skalbti ir valyti, jie ir paskaičiavo, kad jiems geriau žmonėms nupirkti naujas patalinės. Tai patalinės yra naujos. Va, čia įeini tą pačią automobilio kainą nuoma. Va, davė čia visiems tos patalinės, aš nežinau, ar tiek kas reikėjo daug. Sakė, šitą plėdą užtiesti ant apačios. Nes apačios, sakė, yra... Jo. Toliau, ai, ne, tai ten pagalvės yra naujas, o čia... Jo, ten yra pagalvės. Jo, o čia yra patalinė nauja, va, superta visiškai nauja. Komplektukai. Reiks apsivilkti patiems. Toliau, kas čia yra? Čia yra užvalkals. Paklodė. Paklodė? Supratau. Ai, dar viena paklodė. Utitių nepasiekė. Gerai, dar viena paklodė. Tai šitas nusikeliam prie putimo, dar viens. Ir dar ten yra viens, dar viens, ir dar viens, ir dar viens. Ir tai dabar viską išsipakuosim ir pabandysim sudėjus pažiūrėti, kaip čia atrodo. Gerai? Tai pabandysim išpakuoti. Čia užsidėgiam lemputės. Tiesa, ant mašinos yra saulės baterija. Šitas. Tai mūsų klausė kempinge, ar mums elektros reikės ar ne. Ar elektros reikės ar ne. Tai sakėm, kad nereikės, tai yra pigiau. Į kitą vietą stoja ir viskas. Tualetą, dušai iki 10:30, virtuvė. Sakė, dujos įskaičiuot, viskas įskaičiuot galit. Ir atsukti kamštį, kur tas kamštis. Ir pradės šnypšti. Reikia palaukti. Tai va, tai vaikai pas mus ir dvinukai 13 mečio, tai nieko neėmė pinigų, ir 1,8 mečio irgi neėmė pinigų, iki 13 metų. O mum su mašin 2 suaugę 20, kiek? 8 eurų, ne? Gerai. Viskas gali išjungti. Nu nieko, aš tą apačią pasiklojom, viskas čemodanai po apačią ir kas buvo aukščiau, į priekį jie susikiša. Ten dar viduje yra skylės kėdės, staliukas susidėję. Čia tokie kraštai, bet čia galim susidėti tašes. Ten ta patalinė dar likusi.
Nu va, viską mes čia pasidarėm. Ir antrą aukštą irgi pasidarėm, tik dar čia neišsilygina vaikai. Davai susidedam viršų viską. Važiavom į Kėbringą. Ką padarysime, tas vėjas stovim mes čia. Kažkoks lietuvis sakė yra. Ir einam pasidaryti vakarienę. Pasidarysim vakarienę. Galim daryti, aišku, ir viduj, bet kam ten kvepinti viduj, jeigu yra sąlygos pasidaryti čia. Pažiūrėsim, kas čia vyksta. O dieve mano, čia rimtai. O, čia rimtai tiek žmonių. Aišku, šilta gera, bet šitie žmonių. Žiūriu, kad čia labai įmė prie tos gamybos, kad man nebuvęs. O, vaikučiai. Sudenam. Mūsų kemberis, biškį dykiau. Tai nieko, kas galim pasavim. Palauk, padaryk, Jis išsiplauna, susideda. Yra auklytės, o kas čia yra? O, visi eiliai laukia virt. Ok. Čia vyks virims. Virims, visus ant elektros. Stovi skiaut, su bliūdu išsprendė reikalą. Ok. Tai praktiškai galim pasavai keptis. Ką? Galim pasavai praktiškai keptis. Jis galės jo, nes čia yra bulvės išvirt reikia. Kaip pasakyti, mes išsiplaunam, žinau. Išsiplaunam ir pasavai, nes čia ta eilė tenai lauksim. Aš nusprendėm pasavai, bus didesnė trakcija, nes žmonių tik be rankas. Aš susilaukti momentą ir dabar pati tą vakarienę pagal jų laiką. Bet sulauktų laiką, tikriausiai, kad nebūtų čia pakamščio pritipuodu. O, atsikrintas. Sainame, dabar. Pasikrinti galiausiai, dar neišnešti save lauką. Ką jo?